Miss Lietuva, futbolininko žmona, modelis, o kartais tiesiog mama. Tiek skirtingų titulų visuomenė šiandien priskiria Vaidai Grikšaitei Česnauskienei. 2002-aisiais išrinkta gražiausia Lietuvos moterimi, o ir šiandien viešumoje dažnai matoma Vaida su šypsena pasakoja apie praėjusius gyvenimo etapus ir šiandieną. Miss Lietuva grožio konkursas, kai buvau jauna, ar ne, man buvo 18 metų, norėjau save išbandyti grožio konkurse. Tai buvo tas etapas. Paskui teko paragauti modelio duonos. Sekantis etapas mano gyvenime buvo pažinti su vyru, vestuvės, šeima, kaip ir futbolininko žmona, 2 sūnelių mama. O šiuo metu, kuo puikiausiai, save realizuoju darbe, susijusiu su futbolu, dirbu Lietuvos futbolo federacijoje, su marketingu ir labai patenkinta savo darbu, kitaip traktuoti, kad man patinka tai, ką aš darau. Ištekėjusių žymaus lietuvių futbolininko Deivido Česnausko, Vaida pripažįsta, kad aistra šiam sportui užkrėtė ir ją. Vis dėlto prioritetas, nepaisant įvairių darbų ir veiklų, yra vienas. Tu turi būti kartu ir su vaikais, tu turi prižiūrėti ir šeimą, jūs turi būti kartu, nes vaikai yra, šeima yra prioritetas, po to yra darbas. Bet kadangi esame jauni, ekspresyvūs, šitą pilni polėkio, norisi suderinti viską. Ir šeimą, ir darbą, ir būtent pramogas kartu su vyru, išėjimai, tarkime, romantiški pabuvimai kartu. Viskas sėkmingai, pakol kas sekasi. Drauge su vyru Vaida augina 2 sūnus. Vyresnėlį apgalvotai pavadino tėčio vardu Deividu, o mažąjį Rojumi. Labai kilo tokių man asmeniškai sunkumų, koks turėtų būti antro sūnelio vardas, kadangi žinau lytį, kad berniukas, bet aišku mes nieko nesakėm, vartau knygą, ten labai daug tų pasirinkimų, reiškia, paskambinu, sakau, Deidai, sakau, žiūriu, badau pirštus, netinka, blogai. Sako, ko tu galvoji, sako, taigi bus Rojus. Ir tarsi tas vardas, kaip ir sutapimas, ramus, geras berniukas, visiškai atvirkščias broliai, nes dabar atrodo jie panašus, aktyvus, bet tarkim pati pradžia, tarkim bemiegės naktį su Roju, problemų visiškai nebuvo. Geras vaikas iki pašiolį, jis užmiega vienoj pozicijoj ir atsikelia ryte. Miss Lietuva juokiasi, kad mažieji broliai, nors ir skirtingi savo charakteriais, kartu ir panašus, drauge leidžia laiką, mokosi vienas iš kito ir jaučiasi kaip komanda. Iš ryto pas mūsų, reiškia, tas procesas prieš darželį susidėti kuprinę, nes po darželio mes iš karto, konkrečiau vyras, nes aš dar pasilieku darbuose, vyras veža į treniruotę ir mažasis netgi klausė, broli, o man butsus, futbolo sportinius batelius, ar įdėjai? Ne. Kodėl? Su tokiu. Ir viską sužiūrim, kad jis irgi būtų laimingas, kojinės, reiškia šortai, maikutė, taip kaip brolis. Turi savo aprangą su savo vardu ant nugaros, tai užrašytų tai. Ir žodžiu, treniruotėjai, aišku, treniruojasi kaip Deividukas, 6, 7 metų, 8 metų berniukai, bet ačiū treneriui, kad leidžia truputėlį tokio pajusti, kad aš irgi tarsi mažas futbolininkas, leidžia ir jam 1 kartą, 2 kartus į vartus spirti. Paklausus, kokiomis veiklomis jų mažieji užsijama, Vaida ir Deividas vienas per kitą puola vardyti. Sportas, šokiai, baseinas, robotika, o kur dar lankymasis įvairiuose renginiuose. Žinoma, pirmenybė visuomet tenka pagrindiniam sportui, kuris pasak poros jau nebe žaidimas, o gyvenimo būdas. Futbolas pas mus šeimoje karaliauja visur, kaip ir dabar ant, reiškės, žaidimo, stalelio, iš kukurūzų krakmolo. Mūsų Deividas, tėtis, iki 4 ryto darė futbolo aikštelę, nes čia reikalauja ypatingai kruopštumo, pastangų. Pasitelkti mėgstamų stalo žaidimus, kartu imtis aktyvių veiklų, ko nors mokytis, pasak veikliosios Vaidos, yra puikus būdas suartėti su savo atžalomis. Tik ko tai pareikalauja iš suaugusiųjų? Aš vis dar turiu mokintis. Česna, kantrybės. Nes vaikai aktyvus, 1 kartą pasakai, negirdi, 2 kartą pasakai, negirdi, 3 kartą pasakai garsiau, negirdi, 4 dar garsiau, negirdi, na bet tai 5 kartas būna toks, turbūt, kad mane girdi net kaimynai. Tada man Deividas sako,
tada man Deividas sako, Vaida, kantrybės. Aš turbūt žiūriu kai kur pro pirštus, kur, jeigu matau, vis tiek vaikai, jiem reikia judėti, jie nori viską paliesti, matyti, pačiupinėti. Ta prasme, jeigu jisai nukrita ten grindų ar ten praeina basas be kažkokių tai kroksų, man tai nėra tai kažkas. O mamai tai be kroksų, tu čia vaikštai, tau šalta, tau dar kažkas, čia turbūt tas mamos jausmas toksai yra. Vaida, tituluota gražuolė, labai moteriška ir švelni asmenybė, tačiau jos varikliukas – futbolas, o šeimoje vien vyriška kompanija. Tad kyla klausimas, ar nėra noro papildyti šeimos moterišką draugiją. Mergaitės noriu, norėjau ir norėsiu. Tai natūralu, kai šeimoje yra vienas berniukas, tai turbūt antro gal irgi norėtųsi mergaitės, kad šeimoje būtų toksai kaip miksas, kaip pas mane, aš turiu brolį. Buvo etapas, kad tikrai labai norėjau ir sakau, Deividai, gal laikas, o gal ne. Ir kažkaip nustojom taip, kad dabar aš būtent realizuoju save darbuose. Tiek būnie praaugo šiek tiek berniukai, sakau, kažkada. Galbūt ir bus pagrandukė, bet ne dabar. Mylimas vyras ir puikus tėtis, sveiki ir žingeidūs vaikai, mėgstamas darbas ir savirealizacija. Ar ko nors trūksta? Trūkti nieko netrūksta, atsako Vaida, tačiau pora sutinka, jog kai kurių dalykų niekada nebūna per daug. Skirti daugiau dėmesio vaikam, būti dažniau, bet sakau, mes tikrai nesame, kad čia mes kažkokią pasakėm taisyklį ir visą kitą, visi mes tai puikiai suvokiam, ar ne? Kad reikia to ir reikia atsiriboti. Nes būna tikrai pastebi kartais, kad grįžti, vienas į telefoną įlindo, kitas į iPadą įlindo, sakykime, tie vaikai irgi kažkokį tai filmuką žiūri, kitą kartą galime kažkokį tai įsiteisti žaidimą ant stalo ir visiems kartu kažką pažaisti. Kad pajausti tavo tokia vis tiek šeima, vis tiek mes turim būti kartu, turim bendrauti, turim vis kitą pažinti. Susidraugauti su savo vaikais, leisti jiems jausti saugiems, svarbiems ir skirti jiems visą savo dėmesį. Štai ką pabrėžia Vaida, kalbėdama apie mažųjų auklėjimą. Ir nors tobulo recepto niekada nebus, stengtis juk verta.